Taip, sukurkime dar vieną Scratch'o programą. Sukurti spaudžiame. Taip, atsidaro. Dar nepaminėjau anksčiau, jeigu jums įsijungia ne lietuviškai, galima paspausti gaublį čia ir pasirinkti savo kalbą, tai lietuvių bus čia žemiau ant rodiklės palaikius, pavažiuoja ir lietuvių. Taip, padarom tokį dabar šposą. Tarkim, katinas mums šį kartą net nereikalingas, mes kitokį. Pašalinom katiną, paspaudžiu dešinį, pasirinkau šalint kitą veikėją, pasiimsim vaiduoklį. Bus vaiduoklių medžiotojai. Fantazija, panašus. Ne, šitas įdomiau. Kuku, vaiduoklį. Taip, čia galim pavadinimą sugalvoti. Vaiduoklių medžiotojai. Medžiokliai iš tikrųjų. Tik tais išsaugoti mums reikėtų prisijungti. Aš jau turiu prisijungimą, man lengviau. Taip, o kitiems reikėtų susikurti prisijungimą. Taip, join, šitą mygtukas neveiks, reikėtų iš pagrindinės svetainės. Ne čia. Pagrindinė svetainė buvo Scratch.mit.edu. Joje galima prisijungimą sukurti Join Scratch. Taip, ir ten bus keli žingsniai, informacija ir valio. O jeigu aš teisingai atsimenu, prisijungimas yra gerai. Taip, čia jau rodo, kad aš esu prisijungęs, iškart kažkur įsidėmėjau, kad čia mano bus projektas. Vaiduoklį susimažinam ir ką jam padarom? Jo, reikalai paprasti. Jis, kai bus duotas startas, pastoviai, visada tai yra, keis savo, reiškia, dalį laiko bus pasislėpęs, dalį laiko vis pasirodys. Ir visada taip, padidinam mūsų veiksmus. Išvaizda. Taip, pasislėpk truputį. Veikimo logika palauk truputį. 0,2 sekundės trumpai. Tada kažkur atsirask. Dabar, kad atsiras, ką aš padarysiu, o paskui reikės sugalvoti kur. Rodyti ir dar kažkurį laiką parodyti. Palauk irgi, tarkim, 0,8 sekundės. Taip, dabar kur jį rodyti? Atsimenat, sakiau, kad koordinatės yra čia matomos ir yra komanda, kuri iškart vaiduoklį permeta į, bet kokį veikėją į norimą tašką. Tik dabar tą tašką mes padarysime atsitiktinį. Matematikoje yra komanda, bet kuris skaičius nuo kažkiek iki kažkiek. Gal padarysiu truputį kitaip. Ne eik į tašką, bet judėjime yra atskirai, kad galiu x pakeisti ir atskirai y pakeisti. Tai bus man paprasčiau ir jums paprasčiau, matyti nebus ta griozdiška komanda viena. X. Dabar x, taip, jo ribos yra taip. Nuo minus 240 iki plus 240. Taip ir parašom. Minus 2 iki plus 240. Ir tas pats galioja y-ui, ne visai tas pats, bet padubliuosiu, dešinį paspaudęs, įdėjau, kai čia buvo tokia, matot, pareiškėja įstatymo vieta, ir y didžiausia yra 100 ir, ne 100, tai yra 180 nuo viršui pliusas, apačioj minusas. Taip, nuo minus 180 iki plus 180. Taip, ir jis dabar mums čia šokinės. Šokinėja. Gerai, kad taip daro. Taigi, dabar mes norime jį medžioti. Tai medžiosime tiesiog su pele šiuo atveju. Ir padarom vėlgi. Jeigu mes jį paspausim su pele, kiekvieną kartą jis kaip peršoka, jeigu liečia pelės rodiklę, galima kitaip. Atsiprašau, padarysim biškį kitaip. Yra įvykis, kai spusteli veikėją. Reiškia, ten užtektų prieiti prie jo su pelė, o čia kai spustelima. Tada jis, kokį nors reikėtų jo kaukę padaryti. Yra dar viena kaukė. Tai gal sukeičiam tas kaukės.
Taip, pradžiai padarom, kad jis būtų toks mielas, o paskui išsigandęs. Na taip. Ir kai jisai yra pradžiai, jis bus geras. Taip, rodom, kad pradžiai būtų toksai. Ne. O kai mes jį pagausim, jis pasidarys piktas. Tai dabar, kai mes jį pagaunam, kaukė, reiškia, kai spustelim, pasidaro pikta. Ir piktą kaukę mes rodom irgi 0,8 sekundės. Pam. Kuku. Nepiktėja. Ir paskui reikėtų ją atkeisti atgal, dubliuoti vėl į džiaugsmingą kaukę. Pabandom. O. Matot, dar ir peršoka kartais, būdamas piktas. Gerai. Dabar reikia skaičiuoti taškus. Pasirinkam duomenis, sukurti kintamąjį taškai. Visiems veikėjams ir pačioj pradžiai taškai tebūnie lygu 0 ir kai mes kiekvieną kartą pagausim, taškai padidės. Prie taškų pridėk 1. Gerai. Ir jeigu surenkam kažkiek taškų, galėtų vėlgi viskas sustoti. Taigi, jeigu taškų turėsime jau pagal matematiką kintamai taškai, jeigu bus lygus 5, tarkim, tai kas nutiks? Nutiks žaidimo pabaiga. Tai galima keliais būdais, kaip ir anksčiau įvykiai, skelbk žinią, nauja žinia, pabaiga. Ok. Tada einam į sceną, kad pakeistume užrašą, nueinam į fonus, šį kartą daug nežaisim, tiesiog paimsim, padubliuosim šitą gražų baltą lapą ir ant jo užrašysime kaip nors primityviai, tai padidinsim čia story ir kaip nors kraupiai, truputį kraujo atspalvių, pabaiga. Dar prieš tai prašysime ha. Ir tą ha mes turėtume galėti kažkaip taip padubliuoti. Ctrl-C, Ctrl-V. O. Ha, pabaiga. Nelabai aš čia gražiai, nes gražiai nemoku. Gerai. Ir padarom dabar veiksmus, kad pradžiai, aišku, rodytų normalų vaizdą. Taip, čia fonai visai nepavadinti, tai pirmas bus, tarkim, eiga žaidimo pavadintas, o kitas bus pabaiga. Tas ha, galėtų būti mažesnis. Pabandom, ar pavyks. Čia dar. Taip, iškirpti. Nežinau, ar galima iškirpti. Įkelti, iškirpti, išvalyti. Nereikia išvalyti. Aš noriu tik nukopijuoti. Ant viršaus galiu. Ir noriu mažesnį nukopijuoti. Galiu, pasirodo. Bet liko anas. Ai. Gerai, dabar išvalysiu. Tik nežinau, ar viską. Tik tą dalį, gerai. Na va, šiaip ne taip aš čia kažką sukonstravau. Pavoksim į tašką. Bus ha. Pabaiga. Dabar pažiūrim, ar scenarius geras. Pradžia gera, bet dar ne viskas. Kai gaus žinią, kad pabaiga, tai reikia keisti foną. Jau bus pavadinimas kitoks. Į pabaigą, o čia pradžia eiga. Ir sustabdyti viską. Veikimo logika, sustabdyk viskas. Na štai, jau būtų galima žaisti žaidimą.
Ir dar vienas momentas, kad kiekvieną kartą, oi kaip čia baisiai, tai jos padarom gražiau. Gerai. Kai paleidau, pakeitė į normalų. Kiekvieną kartą, kai aš jį pašaunu, tegu jis palieka savo, reiškia, atvaizdą, štampą. Taip. Tas štampas bus, tas būtent piktesnis, bet matysis, kurioje vietoje aš jį pagavau. Arba gal galima kažką kitą. Ten biški painiau. Tiesiog palik savo atvaizdą ir pabandom. Nepataikiau, pataikiau. Jis dar buvo nesupiktėjęs. Nesupiktėjęs. Vėliau padarom taip, kad pradžiai supiktėtų, tada paliktų savo pikto vaizdą. Taip, čia buvo piktas, čia, kur čia, nespėjau. Taip. Gerai, dabar, kai žaidimas baigėsi, nesulaukiu 4 taškų, 5, bet būtų pasibaigęs, kažkada reikia išvalyti visą vaizdą. Tai geriausia tai padaryti žaidimo pradžiai, kad išvalytų visą ekraną. Mes čia jau susigrūdom, 2 scenarijai, kai mes, jeigu būtume, taip sakant, iš šono turėtume daugiau vietos, pavyzdžiui, tai galima juos išdėstyti va taip, vieną šalia kito, dabar aš buvau išdėstęs vieną po kitu. Na gerai, tai mes po vieną po kitur paliekam ir važiuojam toliau. Dabar mes turim tik vieną vaiduoklį, o būtų smagiau, jeigu jų mirgėtų daug. Taip, einam prie veikimo logikos, čia trumpam spustelim, kad išsivalytume ekraną, kol kas turim tik vieną vaiduoklį. Yra komanda klonuok save. Dabar tas klonavimas ką mus pagelbsti. Šitos nunešam biškį į šoną. Kas vyksta spustelėjus. Galima sukurti, reiškia, kelis tokius pačius analogiškai atrodančius veikėjus. Ir kiekvienas iš jų, kai jis pradeda veikti kaip klonas, galės elgtis taip pat. Klonuok save 2 kartus. Tai vienas pagrindinis veikėjas dabar neturės visų šitų veiksmų, jis galės tupėti kažkur kamputyje ar netgi pasislėpti. O klonai tikėkimės, kad elgsis pagal šitas sąlygas. Nežinau, kaip jie reaguos į spustelėjimus, nes čia spustelį veikėja, o turbūt ne kloną, bet tai jau sužinosime. Turėtų tai galioti ir klonams. Taip, yra 2, matot, šokinėjantis vaiduokliai, bet kuris iš jų atrodo sureaguoja. Kad juos atskirtume, galim pridėti smulkę tokią jiems, kaip sakant, priedą. Jis klonuoja tuo momentu esančią veikėjo būseną. Tai mes galim veikėjo išvaizdą truputį paspalvinti. Kiekvieną kartą prieš klonuojant mes padidinam efektą spalva. Efektą spalva padidinti 5, o tą pagrindinį paskui paslėpiam, net nieks jo ir nemato. Tik pradžiai tada reikia jį prieš klonuojant parodyti, nes taip klonuos nematomus turbūt. Taip, pažiūrim. 2 veikėjai nelabai matosi, jie šiek tiek skirtingo atspalvio, padarysim labiau skirtingo atspalvio. Oi, kaip čia viskas susigrūdė. Sumažinam jau tą viską. Taip, čia mūsų reagavimas į spustelėjimą, o čia spalvą padidinam 50 ir čia 50. Man atrodo, iš viso iki 256 tos spalvos kažkaip sunumeruotos ir pabandom. Visiems jie man nelabai skiriasi. Kodėl taip? Jeigu 30 ir dar 30. Gal dėl to, kad jis yra baltas iš prigimties. Jie tenai vos pasikeičia. Taip, vieną kartą nušovėm melsvą, kitą kartą nušovėm rausvą. Rausvas. Rausvą 2 kartus nušovėm. Rausvą 3 kartą bandau, na štai, galbūt matosi. Gerai, dabar čia tų klonų galim padaryti daug. Ir dabar, kai bus jau paliekamas atvaizdas, galima šiek tiek supaprastinti gal su tą kaitaliojimąsi. Čia gali net nebelaukti, nes atvaizdą jau paliks
savo įsižiojusi. Taip, o čia padarom veikimo logikoje kartojimą. Taip, kartojimas. Čia jau du kart nereikės sakyti klonuoti save, nes kartojime kiek nurodysim, tiek klonų ir padarys. 2 turėtų 2 kartus klonuoti ir vėl pasislėpti. Kitkas veiks kaip anksčiau. Taip, taip, taip. Au. Gerai. O. Norim daugiau vaiduoklių. Padarom 5. Taip, nes čiagi vaiduoklių medžioklė, ne vieno vaiduoklio. Puiku. Ir jeigu mes rinksim 5 taškus, bus pabaiga. Ačiū, beveik ačiū uždėmesį. Jeigu jūs esate prisijungę, galite savo projektų peržiūrėti jo puslapį. Čia galite instrukcijas surašyti kažkokias, tai supelę, sugauk, nušauk vaiduoklius. Čia dar galite kažkokius tai, kokie paveiksliukai naudoti, paaiškinti, kaip sakant, copyrighto dalykus, autorinių teisių. Ir jeigu paspausite bendrinti, jis bus matomas ne tik jums vienam, bet ir visiems kitiems šios svetainės lankytojams. Na, jeigu jie jūs suras pagal paiešką arba, aiškiai, pagal jūsų vardą, gali rasti jūsų projektus visus. Ten rinkiniuose, nu čia visokiausių pas mus yra pavyzdžių. Gerai,